Tada pereinant, kaip ir aptariau, prekybos būdus, planinant, tada yra kitas dalykas. Tiekėjas susiplanavo, susipirko, dabar ateina realus vartojimo ir gamybos momentas. Elektros specifika yra tokia, jūs negalim sandėliuoti, o sandėliavimas labai brangus. Ir visą laiką gamyba turi būti lygių vartojimų, kiekvieną akimirką. Tai pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, Litgridas sutvarko visą sistemą ir tada žiūri, kas kaip nukrypo. Tai įsivaizduokit, čia yra valandinis grafikas. Valandinis tiekėjo planuotas poreikis. Kiek jisai kiekvieną valandą planuoja savo vartotojam suvartojimą. Jisai nusipirko, biržą sudarė, nuėjo į biržą, nusipirko šitą kontraktą, o praktiškai įvyko taip, kad jisai nepataikė. Ten vartotojas čia planavo padidinti vartojimą, bet nepadidino, išliko toks pat. Nepataikė. Čia galvoju, baigs darbo anksčiau tiekėjas, bet praktiškai užsitęsė darbo diena ir baigė keliom valandom. Tiesiog nepataikė į tą tikrąjį faktinį vartojimą. Tai šiuo atžvilgiu Litgridas viską sutvarko ir gale mėnesio pagal skaitliukų duomenis, pagal apskaitos parodymus, žiūrima kiekvieną valandą, kas apsiriko ir prekiavimą tą balansavimą, taip vadinamą elektros energiją. Tai yra post factum, kaip ir tu suvartoji daugiau, bet juos nenusipirkai, tai reiškia, tu automatiškai privalai nusipirkti, kad būtum balansė. Tai perteklius yra parduodamas, nes tu nusipirkai šitiek, bet nesuvartoji. Tai reiškia, perteklių pardavai, o trūkumą nusipirkai iš perdavimo sistemos operatorių. Čia va to realių momentų, ką daro perdavimo sistemos operatorius. Tai jeigu planas buvo gaminti ir vartoti šitiek, bet faktiškai suvartota buvo daugiau. Automatiškai kitoj pusėje gamybos planas buvo toks, bet kadangi reikėjo šitą dalį kažkur tai padėti, perdavimo sistemos operatorius jisai duoda komandą gamintojui pasikelti, kad sistemoje visada būtų balansas. Ir automatiškai tas gamintojas pasikėlęs, padidinęs generaciją, ją parduoda perdavimo sistemos operatoriui ir perdavimo sistemos operatorius tada galiausiai mėnesio pabaigoje tą elektros. Kažkoks kėlimas jis negali, bet kiek kažkokios ribas turi tam gamintojui negali. Kaip minėjau, yra tas reguliavimo aukcionas, kurio metu gamintojai pasako savo techninės ribas, nuo kiek iki kiek jie gali keisti savo gamybos diapazoną ir kainas už kiek jie pasirengę tą padaryti. Ir tada Litgridas turi visą paveiksliuką, sudeda kainos prioriteto tvarka ir pigiausius esant poreikių realizuoja. Kas pasiūlė mažiausią kainą. Sistemoje vienu metu gali būti vienas vartotojas į vieną pusę nepataiko, kitas į priešingą. Ir jų sumoj, tarkim, jie prieš operatorių yra nulis. Tiesiog jie reiškia, kad visa sistema pataikė, nors kiekvienas nukrypo. Tai kartais ir nereikia reguliuoti, bet paskui jį šiek tiek pakestinti. Jo, atitinkamai, jeigu suvartota buvo mažiau, Litgridas duoda nurodymą kažkam gaminti mažiau ir atitinkamai tada parduoda šitam gamintojui elektros energiją pigiau negu kad jisai ją buvo jo vartotojas nusipirko elektrą brangiau ir parduoda ją už pigesnę kainą. Tai žodžiu, bet kokiu atveju daryti neplanuotai kažką yra brangiau negu, teoriškai. Praktiškai kars nuo karto būna tam tikrų atvejų. Čia apie biržos kainas šiek tiek 10 metais. Kaip matot, biržos kainos, tas mėlynas šitas linija, kaip čia pavadinti. Jinai parodo dieninės vidutinės elektros energijos kainas. Kaip matot, jos labai kinta. Elektra šiaip yra vienas iš labiausiai kintančių produktų ir labai traukia visokius rizikingus
investuotojus, nes nėra pasaulyje produktas, kurio kaina kistų smarkiau negu elektra. Ir šitie raudoni stulpeliai čia yra vidutinė kaina per mėnesį. Kaip matot, yra tam tikras tendencijos, kad metų pradžioje, kai yra žiema, mes turim mažesnės kainas iš esmės. Nes pas mus dirba termofikacinės elektrinės, kurios privalo miestų šildyti ir jos parduoda elektros energiją. Pavasarį mes turim daug Baltijos šalyse vandens. Latvijoje yra didžiuliai hidroresursai. Pavasarį jie turi tiek elektros, kad visos Baltijos šalys turi pakankamai ir kainos krinta labai smarkiai. Pasibaigus šildymo sezonui kainos po truputį pradeda augti ir piką pasiekia vasarą. Tai šituo momentu termofikacinės nedirba, hidroresursų nelabai yra ir mes patenkam tokią situaciją, kad nelabai turim tų elektros energijos gamintojų ir pasiūlos. Ir dėl to kainos lipa į viršų. Na ir atitinkamai rudenį vėl kartais būna potvynio, mažas potvynis ir prasideda vėl šildymo sezonas, kai kainos vėl stabilizuojasi. Mūsų čia tokia ypatybė. O sakykite, į kurią pusę tas kompensavimas vyksta? Ta prasme, čia yra gamybos kaina, o pardavimo yra 45 centai pastoviai visus metus. Ir čia jeigu brangiau, tai nuo ko tada nukarpam ir jeigu pigiau, tai į kurią dalį tada pridedama? Mes kai rodėm tas kainas, tai Robertas minėjo, yra dvi dedamosios, iš esmės tai yra persiuntimas, transportas ir yra gamybos kaina. Transporto kaina, jinai fiksuota ir nuo elektros kainų nelabai priklauso. Gamybos kaina, jinai yra kinta. Ir kainų komisija kiekvienais metais prognozuoja, kokia bus gamybos kaina. Vidutinę metinę prognozuoja, tai čia atsižvelgiant į tuos... Jo, ir įdeda tai tarifus. Ir iš tikrųjų, jeigu metų eigoje yra tam tikras kitimas, tą momentinę riziką prisiema paslaugų teikėjas, reguliuojami kainų. Bet metų pabaigoje kainų komisija įtraukia tos pokyčius į sekančių kainų perskaičiavimą. Čia kaip vidurkis, tarkim, tai 45 centai su vidurkiniu šitos įramusios. Čia tai yra 16 centų dabar yra šita dalis. Jo, šita dalis. Ja. Čia apie elektros energijos kiekius prekiavimus biržoje, tai tas raudonas stulpelis yra elektros energijos suvartojimas Lietuvoje pamėnesiui, o mėlyna šitas blokas tai yra kiek elektros energijos kiekinė išraiška suprekiauta per biržą. Ir šitą žalia linija tai parodo procentą kiek suvartotos elektros energijos lyginant su biržos apyvarta, kokį procentą sudaro biržos apyvarta suvartojimą. Iš tikrųjų, kiekiai didžiuliai, mes, regis, pagal statistiką esame viena iš didžiausių elektros biržų pagal suvartojimą šalies, nes esam labai importuojanti šalis. Iš tikrųjų, importo rodikliai siekiant 70-80%, tai yra neregėjai. Ir dėl mūsų tokios specifikos, kad didžioji dalis elektros ateina iš užsienio ir jinai privalo eiti per elektros biržą, kad sutvarkytumėm tarp sisteminių pralaidumų paskirstymą. Dėl to mūsų apyvartos yra didelė. Čia Europoje turite omeny viena iš procentaliai pasaulyje. Nes Nord Poolas, didžiausias Skandinavijos elektros birža, jie giriasi, kad 70% fizinės elektros energijos eina per biržą, o mes siekiam kažkur 70-80%. Kita dalis, kokiam būdu ten tom dvišaliais kontraktais. Tai čia būtent dėl to, kad mes importuojam. Jo, mes importuojam. O pagal importą mes pasaulyje pirmoje vietoje. Europoje pirmoje vietoje. Po Liuksemburgo. Liuksemburgas yra nykštukinė, tai jie beveik ant savo nieko neturi, bet čia Europoje normalus žuvų, tai esam pirmoje vietoje. Tai čia prie to paties, kaip tik klausimas toks yra Latvija, Estija, kaip pas jos reikalai su importu ir kiek jie gamina ir kiek dar eksportuoja. Estija yra perteklinė, jie turi savo skalūninę migraciją, tą patį kasą savo resursus, juos degina ir turi didelės elektrinės. Iš tikrųjų, mes turime ir estiškos elektros pas save Lietuvoje, o pas Latvijos jie šiaip yra importuojantys, bet kiek 40%.
netgi gal balansą kartais būna, turbūt metų vidurkis. Tai Jau priklauso nuo potvynio dydžio, pas juos būna perteklio sezonas, būna trūkumo ir dabar jie pasleido ir naują termofikacinę elektrinę prieš metus energijos. Tai, žodžiu, jau dabar kaip ir beveik balansą. O daugiau Kaliningradas, jie ten tranzitų viską gauna. dabar irgi gamina daugiau metų. Jis irgi pasileido elektrinę. Bet estai čia neilgai džiaugsis, iki 16 metų, jie paskui turi uždaryti savo Jie elektrinę. turi arba modernizuoti. O Latviams tai tas negrėsia su Dauguvos kaskadom. Jie renovuoti uždaryti.